Sveiki visi su jumis ir vėl OX Trades ir šiandien dedikuosime šitą įrašą vien tik tai altcoinam. Realiai galim užmesti tiesiog akį, kas įvyko labai greitai bitcoin'ą, nes iš esmės čia nieko labai ypatingo neįvyko. Viskas realiai įvyko kaip ir planavau, kad čia toliau turime dar 4 to 5. Jo, tai gavau stop loss ant savo shortą, well. Aišku, pirmą take profitą lokinau, tai tiesiog break even buvo, tai labai kažkaip neskaudėjo. Esminis dalykas koks tai, ne, tai va, turime support targeto zoną ir tiesiog dabar laukiame tos targeto zonos pahitintos, ne. Jo, ir tada apžvelgsime vėl reactioną toje zonoje, žiūrėsime, kas vyksta ir jo. Tai pradedam nuo alios. Eidam. Jo, mes irgi vakar užbaigėm kažkur šičia, jo, sakiau, kad pahitins irgi šitą zoną. Realiai ją ir pahitino. Kaip matote, realiai vyksta kažkoks sąstojis ties tą vietą, ne, ką ir iš esmės norėčiau matyti. Jo, tai kokia gali būti tolimesni veiksmai, ne. Realiai norėčiau sulaukti kažkokio tokio range'o ir jisai man duotų daugiau informacijos, bet šiaip kol kas atrodo viskas labai bullish ir jeigu čia dabar ant didžiumos altcoinų, kurios žiūrėsim, visur tokie situpai dabar vaikšto. Ir jeigu mes gausime pullbacką 3 wave, ne, tiesiog, manau, gal per ateinančią savaitę, per kitą savaitę galimai gausim kažką tokio. Realiai apie, nežinau, 12 ir gali būti 16-15% pullbacko. Tai nereiktų tikrai išsigąsti, tai bus iš esmės tik dar viena didžiulė buying opportunity, jo, kurią marketas tiesiog prezentina. Jo, reiktų turėti ir bearish scenarijų, bet aš šitoj struktūroje nelabai matau kažko bearish at the moment, bent jau, aišku, jeigu ten kažkas pasikeis, informuosiu iš pradžių, tai savo Discord'ą. By the way, ir dar norėjau pasakyti, kad jau pradės mažėti tokių labai viešų update'ų, stengsiuosi kauptis tik tais į Discord'ą labiau. Tai irgi turėkite omeny. Jo, aišku, bus tokie update'ai, bet ne tiek frequently. Tai jo, tai gerai, pakalbam. Tai realiai turėsim boxą, buying opportunity zoną 0,7885 iki plus minus 0,7315. Tai jo, tai jeigu mes nueinam iki tos zonos, tai man tiesiog labai yra aktualus labai pasidaro pirkimai ir tokie swing trade'ai labiau. Tada einam prie Fartcoin. Fartcoin kol kas labai gerai vaikšto. Fartcoin irgi su Fartcoin yra tokia viena dilema. Tai bet nesmė, aš esu willing to take a risk. Tai realiai man įdomus yra asmeniškai šitas levelis. Šitas 79,56, 76,85. Man asmeniškai jisai labai įdomus, bet pasižiūrėjus šiek tiek iš arčiau, aš jau iš karto pradedu matyti, kad tai yra 5 wave impulse, ta prasme, tai 1, 2, 3, 4, 5. Tai, jo, tai jeigu ir mes pradėsim kažkokią korekciją, tai aš irgi ieškosiu kažkokių buying opportunities šitoj realiai vietoj. Tai realiai ta vieta yra nuo 0,9894 iki 0,8971. Jo, tai irgi taipogi, aišku, dabar kol kas jau šortą, nežinau, žiūrėsim, kaip čia seksis. Antras yra kažkur ties šitą vietą, we'll see. Žiūrėsim chatas, žiūrėsim, kol kas yra good. Jo, pirmas targetas bus minimum čia. Tikrai po to galimai ir čia. Jo, bet, vėl čia, žodžiu. Ne apie tai dabar. Jo, tai sakau, šita vieta bus irgi kaip buying opportunity. Dėl ko šitą planai video darau? Jeigu chatas pamatysit, YouTube'as pamatysit, kad marketas dumpina per ateinančią savaitę,
Tai aš manau, kad tai bus tik tai short term. Ta prasme, nebus ten labai, kad wow. Gerai, kitas Sui. Su USDT. Su Sui irgi labai įdomi yra situacija. Iš esmės turime Impulse 5 waves up, ne, kas yra bullish, kas reikštų toliau continuation į viršų, bet kas man šiek tiek, dabar palaukit, ką tik pamačiau kitą dalyką, ko prieš tai nemačiau. Po to prizuminsim ten iki kiek reikia. Čia man netgi dar labiau patinka, tiesą sakant, kad tokį dalyką pamačiau. Ok. Let's make the ratios correct. Bang bang. 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 Okay. Let me pull up Pitchfork too. One second. Bang. Okay, bang. Bang. Okay, I like it. Jo, tai, palauk, tai tada dar time fibą įmetam, ta prasme, iki viso seto. Vis tiek šitą video nedaug žmonių pamatys, tai, where is my time fib, okay. Jo, tai, okay, čia dar įdomiau darosi su šitu harmonic pattern. Bandom iš pradžių pistų skamba magnetų. Iš pradžių tokį preliminariai, per tolį, bang, ok, tai realiai savo pasišinėsiu zoną, čia, ok, galim išjungti šitą, jo, tai, turim impulse up, teoriškai turime ir 3 wave down, bet kas man nepatinka iš esmės chatas, ne, su šito local struktūram, ta prasme, ganėtinai sunku dabar yra rydinti šitą vietą. Reikia arba daugiau informacijos, arba tiesiog čia expanding impulse, irgi gali būti, bet nesvarbu. Čia viskas yra gerai, bet mes čia overlapinam šitą vietą, ne, tai jis yra vienas iš guidelines Elliott Waves, kad nelabai tu gali overlapinti, ne, ta prasme, pirmo veivo impulso, nu, bet nesvarbu. Tai šito tokeno aš pats asmeniškai kol kas dar neliesiu, bet jeigu mes nukeliautume kažkur, nežinau, pavyzdžiui, kažkur šičia, tai tada gal ir būtų visai įdomu. Turim labai daug supporto, kuris būtų labai įdomus, bent jau man asmeniškai, turime ir kaip tai harmonic, ganėtinai nice, simetriškai atrodančią fib. Pitchforkas irgi labai nice atrodo. Tai jo, tai ar sakyčiau šitas dalykas bullish? Jo, jis yra bullish. Ta prasme, čia tikrai aš negaliu sakyti, kad čia yra, nežinau, ten corrective, ne, tai yra impulsive, ne, tai nėra labai daug overlapų. Čia irgi yra ganėtinai corrective, ne, tai prasme, 3 wave down. Ir šičia drįščiau abejoti, kad čia dar kol kas yra impulsas, tai tiesiog turėčiau omeny irgi, kaip ir minėjau, kad kažkoks slight pullback, ne, galimai netgi padaryti naują low, ne, kas sumatchintų su harmonic targetu ir tada pradėti pumpinti. Jo, tai realiai max supporto zona, tai yra realiai šita, tai imam nuo realiai 2,9235 iki 2,7400 give or take, ne. Jo, tai čia bus ultimate, kur tikrai bus įdomu paieškoti kažkokių setupų, didesnio time frame, ne. Ta prasme, jo, tai turėkit irgi omeny. Sui, short term bearish, long term bullish. Ok. Polygon, man atrodo. Nežinau, gal čia Coinbase, bet nesvarbu. Polygon. Jo, Polygon, ok. Tripinu biškai YouTube'as, nesvarbu. Jo, tai turime Motive Wave, visai nice. Turime antrą, realiai, tai arba čia bus ABC tiesiog didesnis,
Bet kadangi bull market esam, tai nelabai tikiu. Arba bus tiesiog third wave, ne. Tai realiai, jeigu čia bus third wave, ne, tai ką turiu omeny, kad iš esmės where is my Elliot wave shit, blind, okay, I'm not. Na, tai jo, turime 1, turime 2, turėsime 3, 4, 5. Vienas iš variantų pamatyti aukštesnės kainas ir čia yra kaip jūsų tiesiog įrodymas, kad galimai mes jas ir pamatysime. Aišku, tiesiog tai, ką sakau, tai nėra finansiniai patarimai, tai yra tik mano įžvalgos. Ta prasme, aplambai, jūs matot švelį, nežinau, su 2 savaičių senumo akauntą YouTube, tai nežinau, ta prasme, turiu omeny, prisimkit riziką patys, ta prasme, aš pasakau, kad galimai gausim kažkokią korekciją, ne, ir tada galimai pampa, tai nereiškia, kad jūs turit paimti visą savo santaupas gyvenime ir padėti ant to monokolo, ta prasme, nes tai bus visiškai neatsakingas poelgis su savo pinigais ir po to, jeigu ir tai nepavyks, nes techninė analizė ne visą laiką suveikia, bet jinai dažnai suveikia, ganėtinai dažnai. Tai jo, kad po to nebūtų, aš paklausiau OXNG, setupas nepaėjo, jo, tai turite valdyti riziką, turite nerizikuoti daugiau negu, nežinau, ten 2 max procentais labai gerų setupų, ne, prasme, nuo savo kapitalo, o ne tiesiog statyti vienodas sumas, kai ten kai kurie youtuberiai šneka, žodžiu, bet tie patys nelabai supranta, apie ką šneka, nes tiesiog promotina exchange'us, bet nesvarbu, ne apie tai. Po to, jo, tai sakau, irgi bullish, realiai zona irgi ganėtinai aiškiai, ne, tai jo norėčiau realus pullback, give me a pullback to get in more longs, ta prasme, tai entries nuo, bet irgi, ta prasme, visus šitus tokenus aš pasakysiu savo Discord'oje, ne, ta prasme, kur aš einu, kada aš einu ir panašiai. Nes čia aš pasakau rough estimate, jeigu jūs žinot, kokie yra entry signalai, ne, tipo, kokį signalą aš neturiu omeny, kai jums kažkas pasako, jums turi chartas parodyti, ne, tai prasme, kada yra entry momentas, ne, tai prasme, kaip kainos susidėlioti, kaip jie turi susidėlioti, kad jinai pataptų bullish. Jo, bet, jo, tai šitą visą dalyką aš tiesiog informuoju savo Discord'ai, ne, tipo, arba aš esu įėjęs į poziciją ar ne, ta prasme, arba sakau, ne, neinu į poziciją. Irgi, jeigu, tarkim, būna taip, kad hitinam mes mano numatytą iš anksto levelį, ne, ta prasme, čia kažkur, ne, ir sakau, oi, ne, kol kas neinu, arba iš viso neinu, arba pasakau, kada įeinu, ne, ta prasme, nes aš turiu labai strikt taisyklės, kuriuo aš laikausi, ką aš noriu pamatyti šitam visam boxe, kad price actionas mane priverstų įeiti tradą, va taip įvardinsiu. Tai va, tai jo, tai boxas, labai įdomus skaičius, 2-2-2, nu žodžiu, dvejetai mokyklai, joking, ir 2-0, 3-8, jo, tai keep in mind, jo, Polygon, po to Atom labai nicely atrodo, aš ten dar akį fucked coin, are we fucked, are we, ar ne, nepasakyčiau, all good. Atom, jo, Atom irgi ganėtinai labai nicely atrodo, turime, aš gal čia nepažymėjau, turime ABC down, ne, turime clean 5 waves up, targetas teoriškai dar nėra pasiektas, bet minimalus targetas yra paimti tiesiog, paimti trečio vėvo high, tai minimalų targetą kaip ir pasiekėm, ir irgi internal 5 padarėm, tai žodžiu, kaip ir approvinau irgi šitą dalyką, irgi entries būtų, entries 4,448, 4,182. Jo, po to next on our list is Pepe. Jo, bet irgi, sakau, not a financial advice, I need to see what I want to see for me to take a fucking entry. Tai jo, ok, Pepe, jo, Pepe, ok. Peepcoin. Ok, Pepe, jo, tai ganėtinai irgi paprasta, noriu šiek tiek dar aukščiau, po to su Pepe biškai šiek tiek kitokia situacija ir aš nemeluosiu. Sakysiu, kaip yra. Ta prasme, su Pepe aš noriu gauti local entry, ne, nes aš šičia skaičiuoju dar kol kas kaip 4 ir dar nesibaigianti 5.
Tai čia realiai yra 5 veivo, pirmas veivas, nori gauti retracement ir tada toliau šitoj vietoj, kad užsibaigtų 5 veivas. Tai jo, retracement iki, nu žodžiu, aš tų nulių net nevardinsiu, nes belekas. 11, 7, 8, 1 iki 11, 3, 9, 3, ne, give or take. Taip kad labiau už local price action, jeigu pasižiūrint. Jo, tai why not, štai galim ištrindiškai. Jo, tai jeigu irgi čia turime single printą, labai daug labai kažko tokio wow neturim, bet turime bent jau single printą, toksai kaip ir šioks toks impulsas yra į viršų, ta prasme, tai jo, tai norėčiau tiesiog pamatyti corrective, move down, boom, 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 entry, boom, one more high, easy, fast money, ta prasme, ir viskas. Jo, ir tada gauti gilesnį pullback, realiai, tai va, ABC, ABC. Tai jo, nuo šitos zonos, gauti kažkokį gilesnį pullbacką, kad tai vizualiu geriau jums atrodytų, tiesiog ką aš noriu pamatyti. Tai būtų toksai variantas, tada šio konsolidacija, bum, 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 bum. Mat va taip. Žinčiau, jeigu taip tiesiog suveiktų, ta prasme, specialiai po to reiks padaryti video, kad pažiūrėt, ar paėjo šitas visas meno kūrinys ar ne. Tai va, tai irgi toksai dalykas yra su Pepe. Jo, ir jeigu norit kažką daugiau išmokti, ta prasme, negu ten visokie, prasme, trikampiai, reikiautai, arba dažniausiai kaip būna, aš sakau, trikampiai, bum, bum, feikiautai. Ta prasme, jo, tai man feikiautuose labiausiai patinka prekiauti. Jo, tai prisijungite į Discordą, paliksiu linką pačiai, jo, as always. Jo, Pepe, aišku, Ondo, taip sakant. Ondo irgi ganėtinai bullish, sakyčiau, neturime primary up, corrective down, irgi hitinom boxą, nuo boxo gaunam reakciją, realiai, jo, norėčiau pamatyti irgi move down, accumulate, boom, again up, realiai buying zonas turėtų būti apie 0,9683 iki 0,8971. Jo, tai jo, šitą visam zoną, šitoj visai zonoje irgi yra šiek tiek confluence. Visai nice atrodo. Visai nice for me atrodo. Jo, gauti dar vieną pumpą. Nes vėlgi mes esame bull market. Teoriškai gali būti galimai ir gilesnis tas two-wave, ne? Tai prasme, čia kontradiktinis visą, bet nesvarbu. Bet kaip ir hitinom, tipo minimum requirement. Žodžiu, apie kitas, jeigu šitą zoną failina, tai realiai yra kita zona, bet apie ją dar kol kas nekalbėsim, nes tarp šitos zonos nefailina. Nenoriu aš jūs labai apkrauti, ne? Bet jo, kaip ir sakiau, visi labai tokie similar, ne, taip prasme. Ir dabar man čia tipo nepaeis per šitą dalyką padaryti dalyko. Dabar esame čia neprimetat. Paeis, karočią. Fucking we broke the system. Ok, tai dabar Dogecoin. Einam į didesnį time frame, nes čia, taip prasme, jo. Local biški choppy, nemiluosiu. Jo, tai kaip ir minėjau, irgi per tam stream'e, aš kažkur būnam, sakau, Dogecoin bullish, highest probability take out the high, boom, ok, here we go again. Jo, tai irgi lygiai tas pats, teoriškai dar vienas pumpas, kaip ir būtų gerai, tipo, pasiekti zoną, bet tai nėra būtina, kaip aš dar kartą sakau. Jo, tai irgi bet kokiu atveju reiktų laukti kažkokio įdomesnio pullbacko į support zoną, jo, ir joje žiūrėti kažkokiu accumulation,
žiūrėti, nežinau, ką jūs naudojate, aš naudoju ten daug visokių dalykų, kad jie įdinėti treidus, ne, bet čia kol kas yra bullish structure, ne, ta prasme, ir yra nice, tai šitoj vietoj būtų man įdomu pažiūrėti, ta prasme, šitam pilkam boxe, ne, čia, ta prasme, galimai short boxas, čia galimai long boxas, ne, tai jo, tas boxas prasideda nuo 222, žiūrėjom daučką kartais, gal ir ne. 0,22253 bottomas boxo apie 2,02339, ne, tai jo, tai realiai šitam boxe kažkas įdomaus galėtų įvykti. Kaip man čia dabar šitą pažiūrėti, šitaip, ne. Ok, dabar pažiūrim Agent, jeigu kas atsimena iš kitų videkų, ne, ir kas žiūri tos videkus, tik saujelį jūsų kol kas, bet nesvarbu. Jo, tai buvo Agent, irgi sakiau, yra bullish. Agent boxas buvo čia kažkur, ne, realiai turėjome irgi 1, 2, 3, 4, 5, buvom šitoj vietoj, sakau, ok, tai va, don't buys, bet tiesiog nesigavo įeiti poziciją, jeigu aš tiesiog negaunu tokio entrio, kokio aš noriu, tai aš dažniausiai net neinu. Dalis disciplinos pas mane tokia yra. Jo, ir Agent. Kadangi man atrodo, panašu bent jau, kad čia padarė multiple 1-2s, 1-2, bent kokį 3, tai aš norėčiau padaryti multiple 4-5s, 4-5 ir tada, ką turiu omeny, dar vienas ai gali būti tiesiog taip paprasčiausiai šnekant. Ir tada pullbackas, ne, ir tada vėl to the moon, to the gazillion dollars, ne, finansinis patarimas, bet kokiu atveju. Jo, tai nežinau, kol kas chatas tiek, ne, tiek daug altcoinų per tokį trumpą laiką, turbūt rekordas, whatever, nesvarbu, medalio niekas nepakabins, žodžiu, bet jo, ta prasme, jeigu sakau, įdomu išmokti patiem, kas čia yra, iš kur čia tie leveliai, kas čia per leveliai, kas čia per skaičiai ant charto. Tai jo, tai linkas bus description'e, ne, tai jo, prisijunkit, su jumis buvo OX Trades, CG, again, with another banger, jo, tai, chat, YouTube, whatever, šiaip su savimi kalbu, ganėtinai keista, tipo nekeista, nes tiesiog, žodžiu. Jo, tai susimatysim Discord'e. Yeah, baby. Let's go.